ir kurią atstovaujam tūkstančius. Ir čia buvo tik piketas, bet už mūsų nugaro valdybos sprendimu mes surengėm šitą piketą 5 organizacijų. Ir čia tikrai yra didelis susirūpinimas ir svoris, bet šitas tęsiasi jau ne pirmi metai. Mes manom, kad vis tik tai toks tautinių mažumų įstatymas, kurį teikia Kirkilas ir Šiaulienė, tai yra kažkoks tai referensų lošimas. Seimas nėra kortų namas, kortininkų namas, kur galima pralošinėti mūsų kalbą, mūsų valstybės konstituciją ir mūsų valstybės interesą. Tai aš manyčiau, kad ypač susijungus Lenkų rinkiminiai akcijai su Rusų aljansu, šiuo metu padidėjo grėsmė, kad vėl norima sukurti pavojingas saleles Lietuvos valstybei. Tokias saleles panašias į Krymą arba į pietrytinę Ukrainos dalį. Tai šitos salelės po 23 metų tikrai jos nėra reikalingos. Lenkų jaunimas puikiai kalba lietuvių kalba. Ir tie žmonės, kurie pragyvenęs čia amžių ir ar jų tėvai, jie taip pat kalba lietuvių kalbą. Jūs baiminatės, kad kaip Ukrainoje gali ateiti pas mus nutikti? Aš manau, kad ypač Tomaševskis susijungė su Rusų aljansu, bando šitą jautrų dalyką išnaudoti ir kad čia aštrėtų santykiai tarp Lenkų ir lietuvių. Kad būtų užaštrinama situacija. Vietoj to, kad visi Vilniaus rajone ar Šalčininkų rajone rūpintųsi ekonominiu gerbūviu visų žmonių. Bet dabar įsivaizduokim, ir įvedama Lenkų kalba, kur pasikeičia kiek ten tų raidžių, ar ne, 20 naujų ženklų. Lietuvis, nemokėdamas Lenkų kalbos, neturės teisės ir galimybės įsidarbinti Vilniaus rajono savivaldybėje administraciją. Paprastų inžinierių ar klerkų kokį savivaldybę, ar šalčininkus ar kitur. Tai ką tai reiškia? Lietuvis Lietuvoje jau yra diskriminuojamas, nes sukurta tam tikrą salelę. O kam ta salelė reikalinga? Mūsų valstybė ir taip nedidelė. Mūsų valstybė yra labai daug įvairių tautų žmonių. Tai gal karaimam, gal kitiems duokim teisę irgi taip. Bet šitie žmonės ir rusai anksčiau nekėlė tos problemas, kol neiškilo toks Tomaševskis. Dabar Putino administracija, aš manau, panaudoja Tomaševskį ir jis parodo savo Kolorado juostelę užsisekdamas. Putinai, investuok dabar gal į mane. Lenkija gal atsibūdo po Ukrainos įvykių ir jau nusisuko nuo Tomaševskio. Tai jisai dabar atsisuko į Putino administraciją ir su savo Kolorado juostelę duoda ženklą, kad aš dabar būsiu jums naudingas. Tai mes manytumėm, kad čia yra vieno žmogaus problema ir kitų žmonių, kurie suklaidinti ir žaidžiant jų emociniais jausmais, kilniais jausmais, bandoma įvaryti pleištą tarp lietuvių ir lenkų. Ir senai mūsų valstybės institucijos, ypač saugumas ir kitos teisėsaugos institucijos, jeigu ir Tomaševskis yra mūsų valstybės pilietis, turėtų susirūpinti mūsų piliečio įpainiojimo į Putino pinkles. Ir turėtų Tomaševskiui padėti išeiti iš šitų pinklų. Tai mes manytumėm, kad jos turėtų įspėti Tomaševskį, kad tu taip negali elgtis. Ir jeigu yra medžiaga, kai iš tiesų važinėjų ir priklauso tam tikram klubui ir gauna lėšas iš Putino administracijos arba per Latvių gatvės, tai reikia šitą žmogų paprotinti. Ir jo labiau, jau toks desantas, ką jis dabar daro, ką jis darė anksčiau Briuselį, ką jis darė Europos parlamente. Tai jis ir toliau tą daro. O Putino administracija taip pat yra susidomėjusi, kad Europos parlamente taip pat būtų diskredituojamos mūsų valstybės. Kad čia nėra demokratijos, kad čia nėra to. Ir taip reikia per Tomaševskį, ar per, gal aš įtariu, kad ir per Uspaskichą, yra ardoma mūsų Europos Sąjunga iš vidaus.